Naudojimosi instrukcijos. Aktyvių tunelių nustatymas. Lazda ar pirštu padarykite skylės tunelyje ir pažymėkite tas vietas. Tai darydami būkite atsargus, kad nesunaikintumėte tunelio. Po 24 valandų patikrinkite pažymėtas vietas. Iškilę krūmarausiai parodys kurmio buvimo vietą. Pasirengimas paspęsti spąstus. Aktyviame tunelyje įspauskite kulnu įdubą. Spąstų gylio matuoklis turi atitikti įspaustos įdubos gylį. Spąstus statykite skersai tunelio. Dviejose vietose įsmeikite kastuvą. Tai padarykite skersai tunelio, kad spąstus lengvai kištumėte į žemę. Spąstų užtaisimas. Įstatykite spąstus į kastuvų pažymėtas vietas tunelyje. Ant geltono pedalo uždėkite koją ir paspauskite. Dėmesio, spausdami neuždenkite pedale esančios angos. Pedalą spauskite, kol spąstai užsifiksuos. Spąstai yra užsifiksavę, kai pro pedale esančią angą išlenda liežuvėlis. Rekomendacija. Spąstus reikia visiškai paspęsti ant lygaus paviršio. Spendžiant spąstus nešokinėti. Kurmių gaudymas ir šalinimas. Kai kurmis sugautas, pedalas atšoka. Kurmis išimamas iš spąstų rankomis, šiek tiek suspaudus spąstus. Dėmesio, niekada rankose nelaikykite užtaisytų spąstų. Spąstų perkeliamas į kitą vietą. Jei į spąstus neįkliuvo kurmis, paspęstus spąstus reikia patikrinti po 24 ar 48 valandų. Jei į spąstus niekas neįkliuvo, juos reiktų perkelti į kitą vietą. Uždėkite koją ant pedalo, tuo pačiu metu su lazdele paspauskite apsauginį mygtuką ir pedalą. Atspendę spąstus galėsite juos saugiai perkelti į kitą vietą, pakartojant prieš tai paminėtus 2 ir 3 žingsnius.